Na tai labas, draugai. Jau sveikinuosi iš tėvelių namų, iš savo namų. Tai va tokią gražią dieną galvoju, reikėtų jau pasirodyti kažką. Nes tiek daug gražių atsiliepimų sulaukiau į privatų, tiksliau į privačią žinutės ir komentarų. Ir gyvai žmonės priėjo, pasakė, sako, tau čia tiktų pakalbėti dažniau į kamerą, pasidalinti savo tais patyrimais. Iš tikrųjų ir iš draugų artimų labai jau senai tai esu girdėjęs ir tiesiog atrodo, kaip ir galvoju, reikėtų ir pats norėčiau, bet atrodo, nėra, atrodo apie ką. Atrodo, nėra net dalykų įdomių, kurie galėtų būti jum įdomus. Ir iš tikrųjų, po to paskutinio vaizdo įrašo, to ilgiausio, to 40 minučių, irgi žmonės sako, wow, kokį ilgumą. Ir aš visai taip nenorėjau tokio ilgą daryti, bet netyčia visai taip gal. Taip norėjau, taip vaizdžiai, su detalėm viską papasakoti, kad tiesiog taip gavos, nežinau, netyčia. Bet niekam. Ir žodžiu, po praeitą to įrašą atsidūriau tokį psichologiškai būsenai, labai įdomiai. Ne vien įrašo metu, po įrašo, bet grinai tą savaitę ir tą dieną prieš, kai visi tie įvykiai ten, tie sukūriai vyko man. Aš grinai atsidūriau tokį psichologiniai būsenai, labai įdomiai, kur atrodo žmogui, tokiuose būsenose, atrodo, tada grinai ir susidėliuoja žmogus, kas tau svarbu yra gyvenime, kas nesvarbu, kas turėtų rūpėti, kas neturėtų rūpėti, kokie tie prioritetai, baimės kažkokias, įsitikinimai, jie visi kažkaip anuliuojas, atrodo, tie, kurie nėra tikri, jie ir išvažiuoja iš šiukšliadėžę, o tie tikri dalykai ir atrodo ir atsiduri būtent tuose svarbiausiose vietose. Ir atrodo, tam vaizdo įraše dalinaus tokius, skaudžiais dalykais, čia kažkokie skausmai, čia kankinės kažkokias, bet ir irgi, aišku, nesistengiu visai būtent perteikti to, kad čia reiktų manęs gailėtis dėl kažko. Visai nenorėjau tokį ten kažko, ten aukos kažkokį ten įeiti. Ir apie tos pačius medikus lygiai taip pat nenoriu aš jų čia kažkaip peikti ar šmeižti ar dar kažką, nes galų gale. Po to jau ten sekančias dienas pakliuvau aš į gerą skyrių ir po to iš tikrųjų susidėliojo taip labai man palankios sąlygos. Čia ačiū Dievui labai ir visom tom sąlygom ir visai tai personalui ligoninės, kad gavos taip, kad gavau 4-vietę palatą ir pats vienas visą laiką ir ten prabuvau praktiškai. Nes kai jau tik atkėlė, čia trumpai, kai tik mane ten atkėlė, jau į mano nefrologinį skyrių, toks senukas irgi gulėjo priešais ten mane, ir jam ten ten biškį pradėjo viduriai, ten jam kažkas ne taip, jis ten ir vemti buvo pradėjęs dieną prieš naktį. Ir žodžiu, ten kažkoks noro virusas ten jam yra, jį ten iškeli į ten visai kitą skyrių ir aš vienas lieku ten toj palatoj. Ant mano palatos užklijuojamas yra lapas, kad, žodžiu, noro viruso kontaktas čia, žodžiu, baisybė kažkokia. Ir dėl to į mano palatą jokių naujų pacientų nekėlė visą tą laiką, kurį prabuvau. Man kaip ir nieko nenutiko, aš stengiausi ten save švariai laikyti. Rankas plauti, ir jokių problemų neturėjau dėl to noro viruso, bet tai mane apsaugojo nuo to, kad atkels kažkokių kitų žmonių pas mane į palatą. O aš labai nemėgstu to dalyką, man taip aš juosu ant tų dalykų jautrus, kad ten su nepažįstamais dalintis bendrą erdvę, bendrų tualetų, ten taip toliau, man yra sunku, aš gal toks esu jautruolis, bet nežinau, gal. Būna kartais taip. Tai ir atrodo po visų tų baisiausių dienų vis tiek kažkaip visai gerai išėjo reziumė, kad dar visą tą likusią savaitę ten prabuvau taip pakankamai ramiai.
Ir išėjo ten su savo to personalu irgi susitarti dėl dalykų, dėl visokių detalių, tai labai ten dėkingas esu tam dalykui, tai tikrai negaliu skųstis. O dabar, grįžtant prie tų visų vertybių ir prie to fakto, kad atsiduriant tokiuose sunkiuose sąlygose, tokiuose išbandymuose, patikrinimuose, žmogus susidėlioja į savo tokius, sakau, kaip vertybės. Ir išaušus tai kitai dienai, kai man šovė ta mintis, kad noriu pasidalinti visą tą istoriją savo, noriu pasidalinti, nes vėlgi grįžo mintis, kad čia ir buvau ir skatinamas dalintis. Draugas Dominikas visada sakydavo, nu kada tu kažką papasakosi. Tai galvoju, čia yra, galvoju, pamaščiau, gerai, apie ką tada, iš vis apie ką aš pats esu, ką aš čia turiu įdomaus. Ne, aš turiu kažkokį verslą papasakoti, jums čia dabar kažkokį čia prirodyti. Nors stengiamės, yra ta dalis, kurią gal kažkada ir parodysiu, mano tas projektėlis. Neturiu ir dabar galimybės kažkokių kelionių rodyti, gražių daiktų, kažkokių tenais, ką čia rodo šiais laikais žmonės. Ir galvoju, tą, ką aš dabar čia turiu, tai turiu save ir turiu tą savo istoriją, kas su manim vyksta. Ir daugiau kaip į nieką. Tai pagalvoju, kad nieką nebeturiu. Nes ir su artimiausiais žmonėms, su santykiais netgi tokių buvo visokių niuansų tuo metu iškilę. Ir ta sveikata, tai viskas ir atrodo viskas. Tiesiog pagalvoju apie, daugiau nieko daugiau neturiu. Tai galvoju, tą, ką turiu, tuom ir pasidalinsiu. Ir išsitraukiau tą kamerą, nuėjau už ligoninės į parkelį, ir pradėjau tiesiog taip, kas plūsta iš širdies, ir dalintis. Ir po to pajutau kažkaip. Iš tikrųjų, tai pajutau tą, kai jau pabaigiau, išjungiau tą kamerą, galų galiai išėjo tenais įkelti tą vaizdo įrašą su dideliais irgi nesklandumais. Tokią vidų ramybę pajutau. Ir tokią atgaivą, ramybę, tokią kažkokią, nežinau, labai sunku net įvardinti tą jausmą, bet labai senai tokį ir turėjau ir nežinau, kada ir iš vis esu turėjęs tokį visišką nuplovimą, atidavimą kažko, kas atrodo biškį slėgė ir tikrai buvo pozityvus jausmas. Ir kartais kiti galėtų irgi klausti, tai kam tu čia dabar skundės ten, kam tu čia dabar keli tokius video, kam tu čia iš vis darai tie kažką. Ir irgi čia nėra taip konkrečiai lengvai atsakomas tas klausimas, bet būtent po to jausmo ir supratau, kad gal netgi dėl to ir reikia man pasidalinti, kažkaip atiduoti, vien kad geriau pasijausčiau. Nes vėlgi, grįžtant prie jūsų atsiliepimų kai kurių, kad buvo malonu klausyti, buvo vietų, kur ir surezonavo kitiem, su jų gyvenimais, su jų artimųjų gyvenimais. Tai atrodo gal įmanoma rasti tų pozityvių kampų, kurie ir, suteiktų tam prasmę visam tam dalymuisi. Tai nežinau, kiek pavyks iš tikrųjų. Labai norėčiau, kad pavyktų tai tęsti ilgiau, pratęsti šitą besidalymą savęs, savo istorijos, kad būtų kuo dalintis, kad būtų man pačiam įdomu. Nes tas ryšys kažkaip su žmonėm paprasčiausiai. Ir buvo toks man tikrai glostantis širdį. Ir tą tokią veiklą, nežinau, čia veiklą, ar galima būtų pavadinti tiesiog šiaip toks dienoraščio vedimas video formatu, kuris sukuria kažkokį menkiausią bent jau ryšį atgalinį su žmonėm.
per tai galima kurti bendravimą, kažkokius santykius, kažkokius pokalbius apie gal svarbius dalykus ar nesvarbius. Norėtųs, aišku, kad svarbus ir aktualūs ir tokie prasmingi būtų, nes ir taip jau mūsų tam gyvenime šiais laikais tiek tos beprasmybės daug ir tiek daug mes prisižiūrim ten internetuose visokių tų beprasmybių, tų visų. Nesakau, kad čia aš dabar išlindau čia prasmę, bet, bent jau stengiuosi ten žiūrėti. Tai va, nenoriu irgi labai čia prišnekėti per ilgai. Tai paliksiu šį kartą trumpesnį tokį tą vaizdo įrašą. Šiaip labai gražus oras buvo ir biškitas patinimas jau buvo nuėjęs, tai galvoju, gal jau laikas yra išlyst, nors ir šiaip dar nelabai čia taip gražiai savo atrodau, bet turi nuryti tą seilę žmogus vis dėlto nebe jaunystėj. Tai va, gražios jums dienos visiems. Labai tikiuosi susimatysim neužilgo ir būkit sveiki.